Sveiki visi. Šiandien norėčiau pakalbėti apie gynybos ir saugumo reikalus. Manau, pačius svarbiausius. Dalyvaudama diskusijose apie saugumą ir gynybą Lietuvoje, jaučiu nemažą informacijos trūkumą apie tai, kas yra daroma Europos Sąjungoje. Vis dar vyrauja nuomonė, net ir tarp gynybos reikalais užsiimančių ekspertų, kad Europoje niekas nieko nedaro. Vis dar laukiama stebuklų iš Vašingtono, kad viskas sugrįš į senus gerus laikus, kai visa mūsų gynybos politika bus sprendžiama Pentagone ir mes vėl gyvensim kaip gyvenę. Ne, stebuklo nebus. Situacija Jungtinėse Amerikos valstijose yra kita ir išliks kita, net ir po prezidento Trump laikotarpio. Žinoma, mums JAV yra ir išliks be galo svarbių sąjungininkų, ypač artimiausių 2–3 metų laikotarpiu, kol mes Europoje dar neturime pakankamai pajėgumų, ypač kai kurių, tiek padėti Ukrainai, tiek jeigu reiktų ir mums patiems. Beje, Rusija tai gerai žino. Ir nors aš netrukus jums papasakosiu, kokie svarbus darbai gynybos srityje yra pradėti, kokie pamatai yra tam dedami ir tęsiami tie darbai. Vieną svarbų sakinį turiu pasakyti apie tą mūsų trumpąjį laikotarpį, nes tie darbai daugiausia yra apie ateitį iki maždaug 2030 metų. Taigi, kas vyksta ir kas gali mūsų laukti dabar? Aš pritariu tiems ekspertams, kurie sako, kad pavojingiausi saugumo prasme metai mums Europoje yra dabar. Ir artimiausi 2–3. Mes save įtikinome, kad Rusija nepuls ES ar NATO šalių, kol Ukraina priešinasi ir kol mes sugebam jai padėti tai daryti. Neva Rusija neturi tam pakankamai pajėgumų. Tačiau tai gali būti mūsų visų klaida. Kodėl? Todėl, kad jeigu būčiau Putinas, tai būtent dabar pats geriausias metas sukelti kuo daugiau chaoso mūsų šalyse, kad būtų sugriauti ES planai remti Ukrainą. Beje, tam padeda, kad ir netiesiogiai, gal net patiems jam nesuprantant, ir Vašingtono pasikeitusi laikysena, nuolat deklaruojant, kad šis karas yra Europos karas, ne jų karas. Taigi, Putinas tai supranta labai paprastai. Reikia išjungti tą svarbiausią ir pagrindinį Ukrainos rėmėją, Europos Sąjungą ir jos sąjungininkus kontinente. Manau, būtent todėl mūsų teritorijose vis daugiau sabotažo ir kitų hibridinio karo elementų, tiek oro erdvėje, tiek ant žemės, kad ir paskutinis atvejis Lenkijoje. Labai kviečiu atkreipti dėmesį į tai. Beje, man tai labai primena Bražuolės laikus, kada buvo labai panašiai suardyti bėgiai per Bražuolės tiltą. Vyresnieji tai pamena. Taigi, tai, kas prasidėjo ne šiandien ir kas tęsiasi, tai gali peraugti į masinės ir daugybinės įvairaus pobūdžio atakas. Hibridinės atakas, kurios greičiausiai būtų iki NATO 5 straipsnio lygmens, kad nebūtų aišku, jog tai yra ginkluotas kurios nors šalies užpuolimas, kad būtų kuo daugiau sumaišties ir kuo daugiau neaiškumo. Šito, žinoma, negalima palikti be dėmesio, tačiau tuo pačiu reikia pakalbėti ir apie tuos, nuo ko ir pradėjau, strateginio lygmens darbus. Jų pagrindiniu architektu yra gynybos komisaras Andrius Kubilius ir jį labai palaikanti Ursula von der Leyen, mūsų komisija, Europos komisija. O mes Europos parlamente čia esame tuo pačiu ir jų pagalbininkai ir ne tik, ir tų pačių darbų sukūryje. Aš pati dirbu saugumo ir gynybos komitete, beje, pirmą kartą istorijoje, Europos parlamento istorijoje toks komitetas kaip pilnavertis komitetas pradėjęs dirbti. Taigi, kokie tie darbai?
Visų pirma, reikia dar kartą pabrėžti, kad gynyba tapo strateginiu ES prioritetu. ES pirmą kartą istorijoje aiškiai iškėlė gynybos sritį kaip vieną pagrindinių strateginių tikslų. Siekdama Europos nepriklausomybės gynyboje, pasirengimą pasiekti iki 2030 metų. Beje, aš noriu priminti dar kartą, jau apie tai esu kalbėjusi, kad ES nebuvo sukurta kaip karinis projektas, kaip gynybinis projektas. Tuo visada užsiminėjo kita institucija NATO. Ir nors ES ir NATO valstybės dažnai būdavo tos pačios, tačiau Briuselis kaip ES, sakykime, atitikmuo mūsų mąstyme, niekada nebuvo apie gynybą. Pirmą kartą čia tiek Europos parlamente, tiek kitose ES institucijose gynyba tapo prioritetu. Antra, kas yra svarbu, be pinigų nieko negali padaryti. Finansinis sprogimas arba Big Bang gynybos politikoje jau įvyko ir tebevyksta. Jūs girdėjote apie ES lygmens finansavimą, iki 800 milijardų eurų papildomų gynybos investicijų iki 2030 metų per tuos vadinamus paskolų instrumentus, tiek leidžiam valstybėm narėms skolintis gynybai, kad jinai neviršytų tų visų finansinio saugumo saugiklių nepažeistų ir taip pat pačios ES mastu leidžiant skolintis jau su ES garantija. Kitas dalykas – NATO ir pačių ES valstybių narių sprendimai. Tas 2 procentų klausimas buvo labai seniai diskutuojamas, bet niekada valstybės dar nebuvo to pasiekę. Taigi dabar jau sutarta, kad iki 3,5 procentų gynybos biudžetus padidinti ir tai reikštų didžiulį pinigų naują srautą ateinantį jau į valstybės narės iki maždaug 6,8 trilijono eurų bendrų išlaidų gynybai iki 2035 metų. Dabar kaip tik tai Europos parlamente ir ne tik, ir komisijoje, ir Europos taryboje yra labai intensyviai pradėta svarstyti daugiametė finansinė programa. Tai yra naujas ES biudžetas, vadinamas tas MFF, kur 7 metam į priekį ES numato savo biudžetą. Ir pirmą kartą istorijoje šiame biudžete bus gynybos ir kosmoso biudžetas bus padidintas iki 131 milijardų eurų, iš kurių apie 60–70 milijardų bus skiriama tik gynybai. To niekada nėra buvę ES biudžete. Aišku, jis nepradės veikti dar kitąmet, tik tai nuo 27 metų, tačiau jau tai yra labai svarbus sutarti dalykai. Jau minėjau apie tai, kad yra išimties sąlygos, išimtis padarytos ir leidžia valstybėms narėms viršyti ankstesnius tuos fiskalinius arba skolinimosi apribojimus, kad jos neprasiskolintų ir padidinti gynybos išlaidas dar joms pačioms. Kitas labai svarbus dalykas, kuris yra susijęs būtent su tuo, ką gali ES jau kaip institucija, kaip Briuselis. Kadangi jau nekartą esu minėjus, kad ES neturi Briuselis kompetencijų gynybai, užsienio politikai. Tos kompetencijos yra valstybių narių kompetencijos. Tačiau, nepaisant to, vieną sritį mes jau kaip ES bendrai galime vystyti ir skatinti, tai yra Europos gynybos pramonė. Ir čia jau dabar visai pabaiga yra svarstymų, susitarimų tarp visų ES institucijų, tai vadinama EDIP programa, Europos gynybos pramonės programa, kuri turėtų pradėti veikti jau nuo kitų metų ir jinai sukuria visai naujus pramonės, gynybos pramonės politikos instrumentus. Aš esu tikra, kad ir Lietuvos, kad ir nedidelės, bet vis dėlto esančios gynybos pramonės žmonės
žmonės jau stebi šitą procesą ir tikrai jame dalyvaus. Tai gali būti, čia bus ir, aišku, bendri tam tikri Europos gynybos projektai, bet apie tai aš per daug nesileisiu. Dar vienas dalykas, kuris labai dažnai yra ES, dėl ko yra kritikuojama, kad ES yra labai sudėtingos, klampios, visokios leidimų procedūros, kad ES yra labai biurokratinė, kad labai ilgai užtrunka procedūros. Tai dabar Europos parlamente mes svarstom tokius labai keistų pavadinimų, tokius omnibusus arba tokius paketus įstatymų, kuriuose skirtingom sritim bandom ieškoti supaprastinimų, kaip galima būtų supaprastinti įvairius leidimų išdavimus, ir čia ne tik tai gynybai, bet čia yra ir tam žaliajam kursui vadinamam, ir kitoms sritim, bet šiandien apie gynybą. Taigi tam supaprastinimo procedūros yra keičiamos į supaprastinimą. Pavyzdžiui, leidimų statyti gynybos gamyklas terminas trumpinamas nuo 4 metų, koks buvo iki šiol, iki 2 mėnesių. Koks yra tikslas to? Vieninga Europos gynybos pramonė su daug paprastesniais procesais ir daug efektyvesnė koordinacija. Dar vienas dalykas, kurį turbūt galima buvo ir į pirmą vietą įdėti, kuris tikrai vienas svarbiausių, tai yra visame šitame naujų procesų, naujų procedūrų ir svarbiausia naujų projektų kontekste būtinai integruoti Ukrainą. Tai ir per finansinius instrumentus, kada tęsiamos saugios paskalos ir rengiama taip pat reparacijų paskola, kad Ukraina galėtų atkurti ir stiprinti savo gynybą per finansinius instrumentus. Antras dalykas - per pramoninį bendradarbiavimą, apie kurį jau minėjau. Tai yra sukurtos bendros platformos ir planuojama, pavyzdžiui, tokia programa kaip Dronų alijansas su Ukraina. Beje, Ukraina gavo teisę tapti asocijuota Europos gynybos fondo nare. Tai irgi toks žingsnis link to, kad Ukraina vis tiek kada nors anksčiau ir vėliau taps ir ES nare. Tai praktiniai žingsniai yra daromi jau dabar, kad Ukraina kuo labiau būtų integruojama ypatingai į gynybos sritį. Keletą sakinių, kas laukia toliau, kokios yra mūsų perspektyvos ir kryptis. Tai taip vadinamas 25-30 metų kelrodis. Beje, kai aš dabar kalbu, jums kaip tik tą pačią dieną Andrius Kubilius ir pristato šitos kelrodžio pagrindinius punktus jau kitame pastate. Koks tas gynybos pasirengimo iki 2030 metų kelrodis? Jis apima gamybos, pirkimų ir pramonės defragmentacijos procesus. Dabar ta mūsų gynybos pramonė pirkimai yra labai fragmentuoti, labai skirtingose valstybėse. Taigi siekiama, kad jie būtų labiau tie procesai būtų integruojami ir koordinuojami. Labai svarbu, kad nenutrūktų NATO ir ES ryšys. Bent jau tokie žmonės kaip aš, ir čia dauguma Europos parlamente yra tokių, kurie norim išlaikyti stiprų NATO, tegu ir su mažesniu Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimu. Tačiau ES neturi galimybių kol kas viena pati nustatyti, kokių pajėgumų reikia mums gynybai, o NATO visą tai turi didžiulę patirtį. Tai todėl mes, ES, norim prisidėti prie tų NATO jau nustatytų pajėgumų tikslų įgyvendinimo. Ir čia mes galim padaryti labai daug, įdėti savo indėlį. Tai visų pirma, kaip jau minėjau, per Europos gynybos pramonės konkurencingumo stiprinimą. Tai yra be galo svarbu. Mes apie 60–70% mūsų visų karinių įsigijimų yra iš išorės, ne iš ES. Ir jau pandemija parodė, kaip pavojinga būti priklausomėm vien tik tai nuo trečiųjų valstybių. Net ir JAV
priklausomybė nuo JAV gali būti mums tokiu damoklo kardu, tiksliau akmeniu po kaklu. Kodėl? Todėl, kad jeigu kartais Jungtinėm Amerikos valstijoms reiktų kariauti arba būtų operacija kur nors, sakykime, Pietryčių Azijoje su labai dideliais resursais, tai Jungtinės Amerikos valstijos tiesiog fiziškai gali negebėti mums padėti. Tai todėl mes būtinai turime Europos Sąjungoje stiprinti savo pramonės, gynybos pramonės konkurencingumą. Na, taip pat, aišku, pažangos reikia ir valdymo sistemose, atskaitomybės sistemose. Ir pagrindiniai kokie yra projektai. Pagrindiniai projektai, mes juos vadinam pan-european arba plačiau negu Europos Sąjunga pagrindiniai projektai ir norim įtraukti tokias šalis kaip ir jau įtraukiamos, kaip Didžioji Britanija, Jungtinė karalystė, kuri mums gyvybiškai svarbi saugumo ir gynybos srityje, tokia šalis kaip Norvegija ir netgi Turkija, nepaisant ten Kipro ir Graikijos tam tikrų prieštaravimų, yra be galo svarbi. Tai vat šitie pagrindiniai tokie projektai, čia angliškai vadina flagship projects, yra tokie. Tai yra Europos dronų gynybos iniciatyva, ką jau mums kasdienybė padiktavo, taip pat rytinio flango stebėsena, kas mums yra be galo svarbu. Čia, aišku, reikės ir finansų, ir įvairių pajėgumų, kurių dar iki šiol mes neturim. Taip pat Europos oro skydas, European Air Shield, angliškai vadinamas, kur mes suprantam, jaučiamgi, kad mūsų oro erdvė yra gerokai skylėta ir turbūt nelabai kas yra dar iki šiol padaryta. Taip pat Europos kosmoso skydas, vis labiau ir labiau karo veiksmai persikelia į aukštį, į oro erdvės ir gali būti, kad kai kalbėsimės po kokių 2-3 metų, mes jau kalbėsimės ne apie karą dronų lygyje, bet kalbėsime apie karą, neduok Dieve, apie karą kosmoso lygyje. Taip pat, aišku, svarbu neužmiršti ir kitų regionų, tokių kaip Viduržemio jūra, tai irgi yra svarbi mūsų kaiminystė, pietinė kaiminystė. Tai ir tam yra svarstoma Viduržemio jūros flango stebėsenos projektas. Na ir aišku, įvairios nauji teisiniai, finansiniai instrumentai, apie kuriuos aš jau nenoriu čia detalėmis apkrauti, bet tik noriu patikinti, kad jie iš tikrųjų labai intensyviai yra svarstomi. Taigi, ką mums leidžia daryti šitie svarbus strateginiai dalykai, mums leidžia pasirengti strategiškai būsimiems iššūkiams, saugumo iššūkiams ir tam, kad būtų tinkamas finansavimas paskirtas visiems šitiem projektam būsimuosiuose mūsų biudžetuose. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti apibendrindama, kad visi šitie klausimai yra dabar, kaip pabrėšiu dar kartą, mūsų strategiškai patys svarbiausi, tai rodo beje ir gyventojų piliečių apklausos. ES valstybių narių piliečiai kaip niekada anksčiau yra pasisakantis apie tai, kad saugumas tapo pačiu pagrindiniu iššūkiu vidutiniškai visose ES valstybėse. Aišku, mūsų regione ypatingai, tačiau ir kitose valstybėse saugumas ir gynyba tapo pagrindiniu klausimų. Taigi šie 25-ieji besibaigiantys metai buvo jau toks paruošiamasis etapas, sukurta finansinė, pramoninė, institucinė bazė, o 26-ieji, 2030-ieji metai taps įgyvendinimo laikotarpiu, kada jau atsiras realūs projektai, gamyba, pirkimai
Ir žinoma, Ukraina išlieka esminių partnerių, esminių rūpesčių, tiek kaip ir paramos gavėja, bet taip pat ir kaip mūsų didelis partneris mums, Europos Sąjungai, su savo patirtimi, su savo technologijomis išbandytomis jau karo mūšio lauke. Ir šiandien jau mes kalbam apie tai, kad turbūt mums lygiai taip pat reikia Ukrainos Europos Sąjungoje su jos patirtimi, kaip ir Ukrainai reikia mūsų kaip Europos Sąjungos. Taigi linkiu Jums domėtis gynybos reikalais, kad kuo mažiau žmonių Lietuvoje būtų taip skeptiškai nusiteikę ir neturėtų informacijos apie tai, ką Europos Sąjunga daro ir Europos Sąjungos valstybės beje daro gynybos ir saugumo srityje. Tai belieka palinkėti mums visiems saugios padangės Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje.